Sveiki gerbiamieji, sveiki sulaukę 24 metų. Su jumis vėl laida Surplys ir Gaublys apie užsienio politiką. Ir tai yra jau 10. laida. Taigi laukiu sveikinimų, dovanų ir palinkėjimų. Tiek humoro. Šiandien kalbėsime toliau apie užsienio politiką, apie Gaublį. Ir žinote, taip jau sutapo, kad 24-ieji prasidės labai garsiai minint vienos ES ir NATO narės vardą. Kalbu apie Vengriją. Pagalvojau, kad jums būtų įdomu šiek tiek pasinerti į Vengrijos istoriją ir į tai, kodėl šiandien mes taip daug kalbame apie Vengriją, blokuojančią paramą Ukrainai, blokuojančią Švedijos narystę NATO ir visaip kaip bandančiai parodyti, kad jinai turi savo atskirąją nuomonę. Noriu iš karto išduoti jums, kad ši laida apie Vengriją yra tarsi įvadas į kitą labai gilią ir tikiuosi jums patiksinčią laidą, kurioje nagrinėsime tokį dalyką kaip liberali demokratija ir alternatyvas šiai liberaliai demokratijai, kurių simbolių kaip ir yra tapusi Vengrija. Mano galva neteisingų simbolių, bet apie tai palikime kitą laidą. Taigi, ką jūs žinote apie Vengriją? Turbūt pasakysit, kad ten kalba labai keista kalba, nesuprantama niekam Europoje išskyrus suomius, nes tai yra fino-ugrų arba suomių ir vengrų kalba. Turbūt pasakysite, kad vis dar atsimenate tuos globus žirnelius, kuriais garsėjo Vengrija dar sovietmečiu. Gal dar Balatono ežeras ir aišku Viktoras Orbanas arba Orbanas Viktoras, kaip sakytų Vengrijoje, nes jie pavardę rašo taria pirma negu žmogaus vardą. Bet būtent šiandien norėčiau trumpai jums pakalbėti daugiau apie Vengriją, tam, kad jūs galbūt suprastumėte, kodėl šiandien Vengrijos politika yra tokia, kokia yra. Ir trumpai perbėkime per Vengrijos istoriją, tai galiu pasakyti, kad paralelės yra labai įdomios ir panašios į mūsų Lietuvos istoriją. Vengrai atsikraustė į Europą iš Vidurio Azijos seniai, o sakykime taip, pirmąją savo karalystę, pirmąją savo apčiuopiamą valstybę, kurią labai didžiuojasi, įkūrė 1000 metais. Priminsiu, tik po 9 metų apskritai Lietuvos vardas pirmą kartą buvo parašytas rašytiniuose šaltiniuose, o 1000 metais Vengrija jau turėjo savo pirmąjį karalių, Steponą I arba Ištvaną, ir tai buvo karalius, kuris Vengriją pavertė krikščionišką valstybę. Paskui buvo visko. Užpuolė mongolai, išpjovė daug vengrų, paliko daug randų. O aukso amžių Vengrija pasiekė 14-15 amžiuje ir prasidėjo tas aukso amžius valdant Motiejui Korvinui karaliui. Vėlgi paralelė su Lietuva, mūsų aukso amžius valdant Algirdui, Jogailai, Vytautui irgi buvo 14 ir 15. Tai tik paminėsiu, kad vien per tą laikotarpį nuo pirmojo karaliaus Ištvano arba Stepono iki Korvino aukso amžiaus Vengrija turėjo 38 karalius. Štai jums testas, kiek karalių turėjome per tuos laikus mes. Taigi tokia didinga istorija. Ir ta didinga istorija pradėjo trūkinėti, kai 16 amžiuje labai sustiprėjo osmanai, dabartiniai turkai, ir jie užpuolė Vengriją, padalino šalį ir nuo to laiko Vengrija nebeturėjo tos didybės, kaip ją galėjo didžiuotis iki tol. Bandydami išvengti visiškos Turkijos uzurpacijos, Vengrai pradėjo flirtuoti su Habsburgų dinastija, kitaip tariant su Austrija valdžiusią dinastiją, ir nuo 16 amžiaus vėlgi turėjo kažką panašaus, ką mes lietuviai turėjome su Lenkija nuo Krėvos sutarties. Tai buvo vieno monarcho Habsburgo valdomos dvi karalystės, Austrija ir Vengrija. 1703-11 metais įvyko Rakocio vadovaujamas sukilimas, kurio metu Vengrai bandė išsiveržti iš Austrų priespaudos, dėja tas sukilimas nepavyko. O Austrai ką padarė tuo metu, mes puikiai žinom, 18 amžiaus pabaigoje sudalyvavo abiejų tautų respublikos padalijime, pasiėmė dalį mūsų teritorijos ir po maždaug 70 metų 1867 metais susikūrė Austrijos-Vengrijos imperija, apie kurią mes nemažai jau žinome.
Tas 1867 metais įvykęs taip vadinamas Austrijos ir Vengrijos kompromisas sukūrė Austrijos-Vengrijos imperiją, kurios plotas buvo arti 700 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Tai palyginimui abiejų tautų respublika iki padalinimo, aišku, buvo 1 milijono kvadratinių kilometrų dydžio. Ir Austrai su vengrais teritorijos turėjo pakankamai panašias, Vengrijos buvo šiek tiek didesnė. Tai vėlgi priminsiu, kad Lietuvos teritorija, pasirašant Liublino uniją, kuri sukūrė abiejų tautų respubliką, buvo apie 300 su virš tūkstančių kvadratinių kilometrų. Tai Lietuva buvo panaši savo dydžiu į tuometinės Vengriją ir Austriją. Ir Austrija-Vengrija buvo viena iš didingiausių to meto Europos valstybių, ką jums paliudytų ir Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė, mėgstamiausia turinti knygą apie kareivį Šveiką, kuris buvo tos imperijos pilietis. Ir tai buvo iki Pirmo pasaulinio karo. Pirmo pasaulinio karo metu Austrija-Vengrija pralaimėjo šitą karą ir po to įvyko padalijimai. Austrijos-Vengrijos imperija iš principo žlugo, kaip ir žlugo tarp kitko Osmanų imperija, buvusi toje pačioje pusėje kaip ir Austrija-Vengrija, ir buvo pasirašyta tokia Trianono sutartis. Tai ta Trianono sutartis Vengrijai po šiai dienai yra labai skaudus prisiminimas, nes tik paklausykite į skaičius. Iš 325 tūkstančių kvadratinių kilometrų Vengrija liko tik tai 93 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. Vengrija liko su 28% savo turėtos teritorijos. Kitos žemės buvo išdalytos į dabartinę Ukrainą, į dabartinę Serbiją, į dabartinę Slovakiją, į dabartinę Kroatiją. Taigi, po šiai dienai vengrai labai nepatenkinti tą Trianono sutartimi, bet, kaip visada būna, nereikėjo pradėti karo ir dėja nereikėjo jo pralaimėti. Tokia jau ta istorinė tiesa. Bet tai paliko labai skaudžius randus vengrų sąmonėje ir dabar Viktoras Orbanas tuo labai manipuliuodamas naudojasi. Kągi, paskui Vengrija, kaip ir Lietuva, kaip ir visa Europa, išgyveno tarpukarį, tada buvo Antrasis pasaulinis karas, sužalojęs daug likimų, ir tada į Vengriją, kaip ir į Lietuvą, atėjo komunizmas ir sovietai. Mes puikiai žinome, kad 1956 metais vengrai sukilo, įvyko didžiulis sukilimas, kuris buvo sovietų žiauriai numalšintas, žuvo 2500 vengrų ir apie 20 tūkstančių buvo sužeista. Tada sovietmetis tęsėsi ir atėjo komunizmo eros pabaiga. 1989 metais Vengrijoje vyko tas pats, kas vyko ir Lenkijoje, tas pats, kas vyko ir Lietuvoje. Ir čia mes pirmą kartą išgirstame istorijoje apie Orbaną Viktorą arba Viktorą Orbaną. Tai buvo studentas, kuris savo ugningomis kalbomis reikalavo, kad sovietai pasitrauktų iš Vengrijos. Dar būdamas studentas, tais pačiais 1989 metais Viktoras Orbanas dalyvavo kuriant partiją Fidesz, kurią šiuo metu ir vadovauja. Tarp kitko, vėlgi žinokite, kad jeigu lenkų kalboje S ir Z reiškia Š, tai vengrų kalboje atvirkščiai S ir Z reiškia S. O S lenkų kalboje yra S, o vengrų kalboje yra Š. Taigi atvirkščiai. Bet ne apie tai. Taip pat 1989 metais Viktoras Orbanas išvažiavo 6 mėnesiam pastudijuoti į Oksfordo universitetą ir tą jo kelionę finansavo, spėkite kas, kitas labai garsus vengras, Džordžas Sorošas. Taip, tas pats, su kuriuo Orbanas paskui labai uoliai kovojo. Beje, tas pats Džordžas Sorošas, filantropas, finansavo ir partijos Fidesz įkūrimą. Ir čia pirmą kartą aš jums paminėsiu labai garsią Čerčilio frazę, kad politikoje nebūna amžinų draugų ir nebūna amžinų priešų. Amžini yra tik interesai. Taigi, buvę kolegos, buvę bendražygiai, dėja paskui tapo labai dideliais priešais. Ir tą mes pamatysime dar vieną kartą Orbano politinėje karjeroje. Na, o paskui Berlyno siena griuvo, Sovietų sąjunga žlugo, Vengrija tapo vėl laisva nepriklausoma valstybė, kuri galėjo rinkti savo kelią, kaip ir Lietuva. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad dar iki ES ir NATO narystės vengrai inicijavo tokios vadinamos Višegrado grupės sukūrimą. Tai vyko 1991 metais. Vengrija, Čekija, Slovakija ir Lenkija
sukūrė tokį 4 valstybių vidurio ir rytų Europoje klubą, kurio tikslas buvo vėlgi, bendradarbiauti ekonomiškai ir kartu siekti politinių tikslų. Aišku, galutiniai tikslai buvo į europinę ir euroatlantinę integraciją. Na ir kaip ir Lietuva 2004 metais, šiemet jie, kaip ir mes, švęs 20 metų, Vengrija tapo ES ir NATO nare. Ir ta Višegrado grupė jiem padėjo ir toliau išlaikyti bendrus interesus 4 šitų valstybių ir kartais pasirodyti kaip, tokiais nepatogiais ES pirmiausia nariais. Bet ilgainiui jų pozicijos tai skyrėsi, tai buvo vienodos, bet tai Višegrado grupė, turiuomenį, galiausiai prarado savo reikšmę, nes vėlgi natūraliai Vengrija, kaip ir jos partnerės Čekija, Slovakija ir Lenkija, tiesiog tapo ES ir NATO valstybėmis ir kartais jos derina savo interesus, kartais netgi bando prisitraukti Baltijos šalis, bet iš principo jau veikia sąjungoje savarankiškai. Na ir dabar apie Orbaną. Vengrijos didžiąją dalį dabartinės Respublikos istorijos turbūt galima suskaidyti į 2 dalis, tai yra su Orbanu ir be Orbano. Tai Orbanas pirmą kartą Vengrijos premjeru tapo 1998 metais, štai jau prieš, kiek čia gaunasi, 26 metus ir išvaldė 1 kadenciją. Viskas. Paskui jį nugalėjo Vengrijos socialdemokratai ir jie valdė 2 kadencijas. Nuo 2002 iki 2010 metų. Ir dėmesio, tai Vengrijos socialdemokratai pradėjo tokį projektą, kuris vadinasi South Stream, kažką primena, Nord Stream pas mus Baltijos jūroje. Taigi tas South Stream arba pietų koridoriaus projektas turėjo vamzdynais vesti dujas iš Rusijos į Vengriją. Ir tuo metu Orbanas kritikavo šitą South Stream projektą kaip išdavikišką, išduodantį Vengrijos interesus. Socdemai valdė, kaip jau sakiau, nuo 2002 iki 2010 metų. 2010-aisiais Orbanas grįžta į valdžią su savo Fidesz partija ir yra joje iki dabar. Ir čia mes antrą kartą prisimename Čerčilio frazę, kad nebūna politikoje nuolatinių priešų ir nuolatinių draugų. Nuolatiniai, amžini yra tik interesai. Taigi Orbanas, grįžęs į valdžią, jau laimina South Stream projektą ir jau kariauja su ES, kuris sako, kad šis projektas neatitinka ES interesų. Lygiai taip pat Orbanas kariavo su ES dėl kito projekto, kai statyti atominę elektrinę Pakso mieste atidavė Rosatomui. Europos komisija kaltino, kad tas pirkimas buvo nesilaikant tarptautinio pirkimo normų. Europos komisija kaltino, kad jį finansuoja Rusijos bankas, kuris yra sankcijų sąraše. Prisiminkit, tai jau yra ką tik įvykus Krymo karui. Bet Orbanui tai yra nemotais, nes pirmiausia, jam rūpi Vengrijos ekonominiai arba energetiniai interesai. Ir nesuklyskite, Vengrijos net 80% prekybos vyksta su ES valstybėmis. Tik energetiškai Vengrija yra labai priklausoma nuo Rusijos. Vėlgi galime sakyti, kad tam įtakos turi natūralūs faktoriai, nes Vengrija neturi jūros, neturi kaip atsivežti dujų, kaip pavyzdžiui mes, ar naftos. Dėl to Orbanas nuolat kartoja, kad jisai prašo suprasti išskirtinę Vengrijos situaciją. Bet čia aš noriu atkreipti dėmesį į dar vieną momentą ir po biškį, po truputį, reikia sakyti, kalbininkai liepia šitą laidą baiginėti. 2014 metais Orbanas paskelbė 2 politikas, panašiai kaip daro Kinijos lyderiai. Pirmoji politika buvo rytų atidarimo ir iš čia atsigręžimas į Rusiją, į Kiniją, netgi į Turkiją, kurią istoriškai, prisiminkit, Orbanas ir vengrai irgi laiko savo nedraugę arba grėsmę. Antroji politika, kurią paskelbė Orbanas, buvo dėmesio neliberalios demokratijos. Ir čia yra šiek tiek komiška. Reikėtų žinoti, kad mes visą laiką demokratiją įvardiname kaip idealą, kurio reikia siekti. Yra posakis, kad demokratija yra blogiausia valdymo forma politikoje, bet vienintelė realiai įmanoma. Tai štai jau keliasdešimt metų
ypač Europoje, bet ir šiaip visoje vakarų civilizacijoje kalbama apie liberalią demokratiją. Liberalią demokratiją su visomis iš to išplaukiančiamis teisėmis, su labai daug teisių ir labai mažai atsakomybių piliečiams. Na, jūs žinote, apie ką aš kalbu arba ką aš turiu omeny. Tai štai Orbanas 2014 paskelbė neliberalios demokratijos kursą. Ir tai skamba juokingai, bet iš principo jūs turbūt žinote, kuo tai pakvipo. Tai Orbanas labai stipriai centralizavo savo valdžią, labai apribojo teismų galias, dėl ko susikalė su ES. Tai štai Orbanas galbūt kvailai pavadino savo tą politiką, bet iš principo jisai ėmėsi tų veiksmų. Tai beje apėmė ir tada jau kovą su Džordžu Sorošu ir bandymą uždaryti jo finansuojamą Vidurio Europos universitetą arba Centrinės Europos universitetą Budapešte, dėl ko kilo masiniai protestai ir taip toliau. Problema šioje vietoje buvo ta, kad Orbanui teko pastatyti Putiną ir galbūt netgi Kinijos prezidentą kaip idealą stipraus valdovo. Ir štai čia Orbanas įsivarė save į kampą. Dabar taip jau gavosi, kad dėl savo energetinės priklausomybės, dėl savo neliberalios demokratijos ir turbūt dėl kažkokių senų ryšių su Rusija, galbūt finansavimo, galbūt kažkokių, apie ką rašo kai kurios knygos, tokios kaip Putino Rusija ar panašiai, bet jų niekas neįrodė tų faktų. Orbanas laikosi kaip paskutinis Rusijos agentas ES ir NATO. Ir čia, šioje vietoje, aš ir noriu baigti laidą, nes tai reikalauja labai gilios ir rimtos diskusijos apie tai, kas yra liberali demokratija, kas yra neliberali demokratija, ar tokie iš vis turėtų egzistuoti, kas yra krikščioniškosios demokratijos vertybės, kas yra tradicinės vertybės ir kaip tai koreliuoja su ES, su mūsų vakarų civilizacija, kaip galima tas vertybės ginti, tas vertybės puoselėti, netampant Rusijos fanų. Ir apie tai, mielieji, bus kita laida. Labai tikiuosi, kad jūs prisijungsit, pakviesit prisijungti savo močiutę, babą, senelį, savo anūką, nes tikrai bus gilu. Ačiū. Gerų metų.